Dabar esame mūsų pačios ankstyviausios sėjos lauke. Šįmet pradėjome sėją rugsėjo 12 dieną, tai čia ir yra 12 dienos. Jau matome sudygusius kviečius, pasėtas kagenas tame lauke. Prieš tai buvo rapsas, matyti reiškia iš tų besimėtančių stiebelių. Bet kadangi tai yra po rapso, arimuko tikrai nepatartina daryti, užtenka vieno skutimo, ką mes ir darėme. Tai matome tolygų, gražų sudygimą, kadangi rapsų pabiros prieš sėją buvo glifosuotos, tai matyti, kad šiuo metu rapsų pabiros dar kartą kitą bangą pradeda tik dygti, bet kviečiai jau pradėjo dominuoti ryškiau. Ir turėjome daug lietaus, tai viršų, galima sakyti, dirvos paviršiuje jau susiformavo pluta. Jinai nėra labai pavojinga, kadangi drėgmės tikrai dirvožemyje yra labai daug ir jinai yra visiškai nestora, taip minkšta, tokia besiformuojanti tik plutelė, nes ir dirvožemiai šioje vietoje yra šiek tiek lengvesni. O pasimatavus dabar, kaip yra su gilesniu dirvožemio sluoksniu, tai kaip ir arime, taip ir čia vienodai matome, kad jie virbalas lendantis lengvai, visų giliu ir visi yra tokie dirvožemiai. Bet dabar matome puikų sudygimą ir jau yra 2 trečias lapelis besirodantis, pats laikas purkšti herbicidais, tai purkšime tik nuo dviskilčių piktžolių, tai pridėsime mūsų turimą direktorių 100 gramų, diflonilas 0,2, kartu 1,5 litro fosforo, nes sėjos metu mapo trąšas naudojame po 80 kg į eilutę. Tad dabar per lapus atiduoti ir suaktyvinti visą šaknį, kad greičiau ir geriau pradėtų maitintis, tai purškiamas fosforas per lapus labai greitai įsavinamas, purškimo metu ir galima sakyti, po kelių valandų jis jau yra augale, taip sėkmingai keliauja į šaknį, kur skatina jos visą augimą. Iš rudens tai yra labai augalui svarbu suformuoti kiek įmanoma didesnį šaknyną, krūmijimosi mazgą, tvirtą, stabilų ir išsikrūmyti. Ir aišku, iš rudens, kai anksčiau pasėta, jis jau pradės formuoti ir varpelę. Tai dar kartą pasikartosiu, prie mūsų jau pasakyto herbicido, prie 1,5 litro fosforo, tuo pat metu pridedame ir 1 litrą manganą su variu, kuris taip pat yra augalui labai svarbus iš rudens, kad augalas intensyviau galėtų maitintis, geriau įsisavinti esamas trąšas dirvožemyje ir sustiprėtų, kad žiemą sutiktų stiprus ir tvirtas augalas. O kodėl nenaudojame iš rudens prieš vienskiltes, tai rapsuose ar pupuose taip pat visą laiką stengiuosi panaudoti mūsų turimą centurioną. Tai veiklioji medžiaga, kuri naikina praktiškai visas vienskiltės piktžoles. Už tai rapsuose atidavus ir įsivalius laukus su centurionu, man kaip ir nėra grėsmės dabar, kad mane užpuls vienskiltės žolės, kad ir ta pati smilguolė, nes visos pabiros ir visos vienskiltės piktžolės yra sėkmingai sunaikintos. Todėl man iš rudens užtenka panaudoti tik herbicidą, paprasčiausia prieš dviskiltes piktžoles, kur matome pradėjusios dygti rapsų
pabiros, tad tai yra pigiausias, sakyčiau, ir veiksmingiausias su mažiausia žala pačiam kviečiui iš rudens herbicidas, kurį galima naudoti be jokių žalingų padarinių augalui.